dabar čia turėjo būti dar šnekos buvo atrankos turnyras VTB lygos, bet kaip suprantu, čia nebėra to kažkaip. Ne, dabar tik spręsis, nes įvyko situacija, kad Ukrainos Budivelnika iškrito iš lygos, taip pasakysim. Nedalyvauja Budivelnikas kitais metais, taip kad viena vieta atsilaisvino, taip galvoju, yra geri šansai tiek Lietuvos, tiek kitom komandom sudalyvauti ir ryšim su to, kad tai įvyko šiandien prieš sprendimas buvo prieš burtus, tai žodžiu paliekam savo laiko, kad nuspręsti, kas bus. Nuspręsta, kas dalyvaus atrankos būdu? Ar šakies? Dar ne, ką reiškia šakies? Šakies, spręsim, yra daug niuansų, kurie lemia, ar komanda dalyvaus, ar ne. Tai kaip atrankos žaidimas bus? Neaišku, ar bus atrankos. Neaišku, žiūrėsim, kiek komandų, kokios komandos, tarp kurių bus priimtas. Čia realiai turbūt Rūdukas ir Šiauliai galėtų atrankos. Tai taip, nes abi dvi komandos yra pareiškę norą. O tai su Budivelniku, kas ten nutiko, jeigu taip šiek tiek galima plačiau? Vyko situacija, kuri buvo nepriimtina lygai ir panašiai, nenorėčiau to komentuoti kol kas, bet čia bus, aš galvoju, lygos oficialus pranešimas. Nes aš užsiminė, kad ten žodžiu paprašė. Tai užsiminė, sakau, čia bus oficialus lygos pranešimas. Gerai, dėkui. Prašom. Labą dieną. Labą dieną. Čia daug mūsų susikaipinus kartu tada. Ką norit žinoti? Buvo skirtumas, ko žaisti, kaip susitarė? Ne, tai aišku, B grupė yra, sakyčiau, silpnesnė, bent savo vardais, savo biudžetais ir ten gal būtų patogiau žaisti, bet taip supuolė, kaip supuolė ir reikia žaisti su šitom komandom. Man kaip treneriui įdomu žaisti su stipresnėm, mūsų grupė stipri. O kelintą kartą traukat burtus per gyvenimą? Jau trečią dabar pasidariau etatinį. Pereitais metais čia traukiau Eurolygą, vėl jau. Bet nesakyčiau, kadangi dar esu ir treneris, nesakyčiau, kad labai sėkmingai savo papuolė Eurolygą. Sakysim, galėjo būti lengvesnė ir ši grupė galėjo būti lengvesnė. Ką padarysim? O tokio tipo burtai, nes kartu buvo, kaip pastato žmogui, tai duoda ir kažkaip taip įdomis ir... Na, kiekviena lyga turi savo kažkokį scenarijų. Eurolygoje truputėlį kitaip buvom dviese, traukdami burtus su treneriu Viškovičiu. Čia truputėlį kitaip linksmai. Kodėl? Aš nemanau, kad čia blogai. Aš manau, kad kiekvienas darbas turi teikti malonumo ir šiandien burtų traukimai buvo lengvi, gražūs su kažkokiam replikom. Manau, kad viskas puiku. Šiemet ir Eurolygoje žaisti, kokią vietą pradavau užimti? Na, ką, užims nežinau, žaisim ir Eurolygoje, kaip jau mums pavyks, tai pavyks. Aišku, sudėtinga, silpnų komandų Eurolygoje nėra. Žaisim, bus matyti. Aišku, sakysim, gal nelabai sėkminga mums supuolė Eurolygos pradžia, nes turim žaisti išvyko į Sulkerį, paskui namie su Realu ir nedaug dievė. Jeigu pradėtume dviem nesėkmėm, tada būtų labai sunku psichologiškai kelti, bet aš manau, kad viskas bus gerai, mes susikomplektavom šiemet neblogai, jeigu dėl Eurolygos. O VTB bus matyti. Aišku, bus sunku užimti pirmą vietą, kad nedalyvauti play-offuose, kadangi jūs žinot turbūt reglamentą varžybų, iš grupės pirmos vietos vėl nuo play-offų pasitraukti ir ateina tiesiai į ketvirtą. Ne, pirmą jos šiandien priėmėm sprendimą prieš burtų traukimą. Reiškia, jos iš karto automatiškai neįletė, paskui jau žaidė nuo trečios komandos play-offų. Trečia ir šešta žaidė? Taip, ko sudaro šešetą. Ir dvi tas jų. Sprendimas dėl Rusijos čempionato jau priimtas, kad jau... Žinau, kad pirmadienį turi būti, irgi tik tai galiu pasakyti iš nuogirdų, pirmadienį turi būti posėdis PBL-o, reiškia situacija tokia. Tos komandos, su kuriuom žaidžiam VTB, užsiskaito ir Rusijos čempionatai, tos, kurios laukia, turėsim su jais sužaisti. Ai, bet kažkoks formalus vis tiek. Jo, vyks, kadangi
Čia truputėlį, jeigu imti tarptautiniu mastu, tai liktai viskas gražiai žiūrisi, bet jeigu daleiskim rusiškos komandos nepapuola iki naujų metų į vadinamus play-offus ir juos išpuola, ir jeigu nebūtų Rusijos čempionato, praktiškai baigėsi čempionatas prieš naujus metus. Ir jeigu nebūtų lygos, tada ką daryti? Klubai paprasčiausiai neduotų turbūt ir sponsoriai pinigų, kadangi manau, kad 3 mėnesiam niekas nenori formuoti klubų. Todėl yra sudvejinimas šitas čempionatas ir aš manau, čia priimtas labai geras sprendimas. O dėl atkrintamųjų tada varžybų kaip ar dar įspręs? Aš nežinau niuansų, bet grubiai pasakiau, kad Rusijos lyga vyksta paraleliai, tik tai rezultatai tarp rusų komandų užsiskaito VTB kaip Rusijos lyga. Kaip jau faktas, tai žaisti nevedanti komandas. Na, turi salę, jeigu žadėjo pinigų, matot, šiuo metu nėra taip svarbu. Istorija, sakysim, klubo, nors Neptūno istorija yra didelė, galėčiau priminti paprasčiausiai NBA pavyzdį, kaip Miami Heat susipirko žaidėjus ir per 2 metus vieną kartą žaidė finalį, kitam jau laimėjo. Reiškia, nereikalinga 20 metų, kad tu taptum čempionu. Jeigu jie turės neblogą biudžetą, jeigu turės trenerį, ką šiandien aš girdėjau, kad VTB posėdėje, kad Klaipėdos meras garantavo skirti pinigus, kurie įsipaišo į struktūrą, nes VTB turi kažkokį tai finansų limitą, be kurio negali žaisti komanda, reiškia, jie tą garantavo. Aš manau, į tą biudžetą gali sutilpti, nupirkti gerą trenerį, gerus žaidėjus ir kodėlgi ne, kodėl čia įdomi lyga, tegu žaisti. Aišku, kažkada galvojau, kad Šiauliai norėtų tą padaryti, bet kad jie turbūt net, aš nežinau, kokiu principu čia buvo Neptūnas. Na, nežinau aš niuansų. Dėkui. Prašau.